Labas rytas, dabar pusę 4 ryto, o Dieve, man sunku iškalbėt, eiksa. Žodžiu, dabar esu Albanijai, dabar yra pusę 4 ryto, bet okei, varom į uostą ir, kaip sakoma, varom į Graikiją. Tai va, mano pusrytainiai yra pomidoras ir vakarykštis tofu iš restorano albaniško. Feta. Ačiū, feta. Taip pat kaip ir ne Kreta, o Atėnai. Taip, man truputėlį su geografija yra. Ir su... Tai va. Aš nesuprantu, kas čia per magiją, bet aš kai skridau į Kroatiją, aš buvau visoje eilėje viena ir dabar vėl aš skrendu mano antras skrydis per šią savaitę į Graikiją ir aš vėl viena, tai šį kartą Julija atėjo, nes nešalia buvo. Tai va, bet kas čia per magija, kad mano 2 kartus iš 2 kartų eilės visą laisvą tiesiog, wow. Taigi sveiki visi, tai yra mano naujasis video vlogas ir šį kartą jis bus su Graikijai. O jeigu jūs nežinote, kodėl aš skridau iš Albanijos į Graikiją, tai galite pažiūrėti kitą mano pirmąjį vlogą, praeitą. Jo, pirmąją dieną buvom tiesiog Atėnuose, nes mums reikėjo persikelt kažkaip, tai realiai tas periodas nuo skridimo iš Albanijos iki Graikijos iki Atėnų buvo tam, kad išlaukti visą dieną ir paskui skristi su kitu skrydžiu jau į mūsų norimą vietą, tai Korfų. Tai realiai pasibuvom visą dieną mieste, pasigrožėjome, pavalgėme, prioritetas buvo pavalgyti, tai paragavom gyros, paragavom tų tokių spurgytės. Dabar valgysim tokius kukuliukus. Užsikoprinom, sakau, čia būtų faina alų kokį išgert, užsėdėti, tiesiog saulėlydį žiūrėti. Saulėlydį. Tada buvo viešas kažkoks. Labas rytas iš Korfų. Pažiūrėt, koks pas mus vaizdas į portą. Bravo, kaip ryšku. Toks vaizdas, kai atsikeli į vandenį. Čia mūsų toks vulkaniukas. Parau iki Lidlo. Apsišopint. Tai jo nėra čia maks kažkas gražaus. Galbūt senamiestį bus gražiau ryte. O į vakarę tiksliau. Tai varysim, parodysiu ir ten vaizdų. Ir šiaip va taip atrodo visas miestas realiai. Dar štai taip atrodo va keliukas, kuriuo einu link Lidlo. Tai va, toksai televizija presenta vibes. Apsišopinau, šiaip gan mažai atrodo paėmiau, tai tikiuosi užteks man. Geriausias makiažo kombo yra blushas plus sparkles. Mano miesto make-upas, vadinamasis. Atrodo natūraliai ir gerai. Žodžiu, varome į miestą, į centrą, į senamiestį. Tai jau galim pamatyti visokiausių vaizdų. Labai cute namukai šiandien visur. Čia faina, kad iškart yra vanduo. Tai parodys namukus. Čia tiesiog kino teatras vienai. Tiesiog vaizdas į jūrą filmas. Šiaip, jeigu taip sėdėtum, tipo, šiaip satisfying žiauriai. Nu va, užeinam į senamiestį. Trumpai Korfų. Senamiestis gražus, bet tiesiog turgus, nežinau kaip kas tarė. Tai žodžiu, turgus po atviru dangumi. Tas įdomu, bet toksai, okei, bet šiaip visai nustebino. Tai jau jokių expectationų Korfų miestui ir jeigu iš kuris man visai netgi patiko. Karamelizuoti migdolai, ei. Kokį radom. Tai va, atvarėm pavalgyti, pas mane Greek yogurt ir pas tave. Yogurt? Oh, Greek salad.
O pas tave? Masaka. Masaka, žiauriai klepas, skaniai pas ją. Max, gerai. Какой салат? Салатный? Да, много помидоров. Огурец. Dabar desertas, taip baklava. Chocolate cake. Enjoy it. Oh my god. Ar čia medus veržysi? Good? O, dėl cukraus dozė. Round 2. Dabar gausiu šokoladinį tortą. Chocolate cake, ne? Pai, man atrodo. Pie. Baklava buvo Max saldi. Dabar Julija bando suvalgyti. Toks satisfying. Tipo, kur gerai, taip lengvai. Žiūrėkit, mane apkakojo paukštis. Flex. Pažiūrėkite, koks pas mus liftas. Esmė yra jo atidarime. Oi, čia buvo veidrodis. Tuoj, o Jėzus Marija. O, ir čia dar ne viskas, nes čia dar durys. Jo. Grazie. Vien сюда. Ir tada, man atrodo, sekmadienį buvo сюда. Į Glifado. Ten smėlis bus. Tai va, kaip supratai, šiandien važiuojam į bičą. Žodžiu, atvarėm į kitokią pležą. Žiūri, šiaip smagus, dabar einu imti rankšluosčių pirkti. Nes taip, mes pasiėmėm tik tais iš viešbučio rankšluosčius minimalius, Max minimalius. O čia visas smėlis, tai tiesiog žiauri Max nemalonu. Žodžiu, einu pirktis ir einam pažiūrėti, kokius gal gražus pasiimti. Kokį gražų pasiūlė, labai gražus. Tai va. Šopingas vyko sėkmingai. Dar ką nusipirksiu tai povandeninius akinius, nes aš įsidėjau lagaminą į Kroatiją, bet nepasiėmiau su savim, tai norėčiau panardyti visai. Nusipirkau akinius už 7 eurus. Čia, kaip sakoma, aš taupau ant maisto, bet leidžiu pinigus ant va tokių dalykų, kurie man duos memories. Štai va toks su mano tevilais. Corfu. O, viskas galima eiti maudytis. Žodžiu, akinukai buvo Max worth it. Žiūriu, fainai panardžiau. Šiaip dar komplektas šiandien eina ausų kamštukai. Tai galbūt kas nors panaudosiu. Toliau, ką mačiau, kai nardžiau. Šiaip nardžiau į gan gilumą. Tai buvo faina ir pirmą kartą mačiau tokius dalykus. Nuotrauką. Nelabai žinau, kaip šitas gyvūnas vadinasi, bet jis yra smėlyje, jis platus ir su uodegyte. Man to čia nėra tas orka, nes jis buvo mažesnis, aš mačiau Intike video, kai jie būna pleže ir juos bando ištraukti žmonės. Nu, žodžiu. Tai žiauriai buvo faina ir smagu. Ir rytoj bus vaizdų iš po vandens, nes mes rytoj varysime į tokį bauto tripą visas dienos. Tai turėtų būti gražių vaizdų. Tai žodžiu, bus jau po vandeniu, pasiimsiu dėklą. Tikiuosi, mano telefonas nenuskes. Nusipirkau ledo, pistakijo. Čia vadinasi labai daug bičių priskrenda ir reikia saugotis. Žodžiu, varysime dabar pailsėti nuo karščio į akvariumą. Beje, čia Ursulos tie vaikai, o ten yra Ursula pati. Žiauriai. You can hold it if you want and also stroke it on the body. Julia tapo Harry Potteriu. I don't want to make picture, I want to make video. Okay. Yeah. Labas rytas, tuoj varysim su bautu. Galite galiu pamatyti mane. Norėjau ką parodyti taip vaizdą, labai gražus saulėtekis, nežinau. Galbūt jis jau praėjęs, bet labai gražus atspalviai. Mes atvažiavom į Kei. Žiauriai. Žiūrėkit, kur įplaukiam. Į tunelį. Очень глубоко. Я не знаю, там вообще ничего нету. Она была
šitoje vietoje tai man tiesiog buvo užėjus baimė filmuoti. Aš žiauriai norėjau pafilmuoti, kas buvo apačioje, bet man parėjo tas toks tipo, o jeigu šitas dėkliukas telefonui jis vis dėlto neatlaiko vandens, o jeigu jis plyš, o jeigu man toliau nusigės, aš tokia, oh my god. Nu, žodžiu, bet yra kas yra. Čia tipo, kur yra expectations and reality. Yeah. Julita, kiek vertinate nuo 1 iki 10? 100. Tai žodžiu, mes atvykome į Pachos salą, kurios sostinė yra Gajos. Ir jo, čia toksai miestelis yra, minimalistinis toksai yra portas, žodžiu, bičias minimalistinis, laivai ir panašiai. Toks kritiškas miestelis, minimalus, saloj. Tai va. Čia pas mus Venecija. O tai aplinkui ne variantas? Wow, ai estetika. Tradicija nufilmuot katiną. Pietų time, pomidoras ir tunas. Kas pasiūlė? Agurkai, kaip gyvūnėliam ir humusą. Dobra, tik statuos. Vaizdas stunning. Yes. Aš labai zoominau žiūrėjau. Bet tie čiūvai. Dessert. No. Šitoj vietoj mes matėme 2 ar 3 skraidančias žuvis. 2 tikrai. Ir kamavaris, aš visą laiką maniau, kad tai yra netikras dalykas. Yra filmas Kelionė Pi kelionė ar kažkaip tais apie tigrą ir berniuką valtyje. Ir ten buvo irgi tos skraidančios žuvis. Ir aš visą savo paauglystę maniau, kad čia yra išgalvotas gyvūnas, būtybė. Bet blemba, aš savo akim pamačiau ir aš galvau, labai faina pamatyti tokius dalykus, kurių nematai būdamas Lietuvoje. Ir toks tipo, wow, that is insane. Tai žodžiu, wow. Gaila, kad nenufilmau, bandžiau, norėjau, nes, kaip norėčiau parodyti, bet savo akim pamatyti irgi buvo wow. Tai žodžiu, atvarėm į tokį pliažą, pavadinimu Canal d'Amour, kuris reiškia berods bučinėje, ne, Julija? Primink meilę. Meilę. Va. Čia literaliai taip pat ant kalvų sėdi ir maudais. Tai labai įdomus vaizdinys, reginys. O ten irgi ten Sahara, kaip sakoma. O ten jau jūra. Tai va, toks atvaizdas dar iš viršaus. Žiauriai fain atrodo. Max. Na jau pasivaikščioti, nes tavo per daug nuobodu gulėti. Tai atradau dar vieną tokį patį. Kaip sakoma, kanjoną kalną, net nežinau kaip pavadinti, bet labai man patinka čia būti. Čia primena tą Amerikos tokį raudoną kanjonus. Tai irgi toksai. Čia ir manęs maudasi. Čia, kad užlipti viršų, reikia užsikopti šitą virvę. Tai šiaip gan sunku. Toks taibelis. Tarp kitko, būdami mes Graikijai, mes matome štai ten Albanijos kalnus. Tai irgi toks įdomus pastebėjimas, gražesnis vaizdas tampa. Užblūdėjau kažkur labirintais. Na, ne labirintais, bet, žodžiu, eksplorinu kalną. Nes man žinot, kas pasidarė, man atrodo, man per daug nuobodu degintis, per daug nuobodu tiesiog gulės. Man reikia veiksmo, aš kaprėlį pavargau, aš laukiu grįžti gyvenimą, dabar bus Erasmusas, tai daug visko naujo vėl, tai labai smagu, nes čia bus mano antras Erasmusas, tai, kaip sakoma, antras šotas, nepadaryti tų pačių klaidų dėl tam tikrų dalykų. O, kažkur čia mes atsiradom, tai pamatysim, galimai matysim Julytę kitoj pusėj, ant pliaže gulinčią deginančias, galbūt maudasi. Ui, damn, fainai. Matai viską realiai. Tiesiog. Faina, atsivaikštau basomis.
tai realiai kraujotaka pagerėjo. Kas čia per spotas? O magai driežas. O magai čia daug, man atrodo, driežų. Aš tikiuosi, jie manęs neužpils. Damn. Čia šiaip atrodo tas nusileidimas kaip čiuožykla kokia, bet blemba, o kaip į viršų. Viskas plaukti iki kranto, jeigu tik tais. Nu jo. Grįžom po tų kanjonų, po to mūsų paskutinio pležo. Ir viskas buvo paskutinis vakaras, dar pabuvom mieste truputėlį. Ir kitą dieną mus išlydėjo labai blogas oras, max stiprus vėjas. Mieste dar okei, bet mes buvom prie vandens, norėjom pabūti prie vandens paskutiniom dienom. Ir tai smarkiai pūtė, wow. Tiesiog patys pažiūrėkit. Vaizdai iš labai gero oro. Nu, taip toks sweet, bet with ginger. Ginger, labai ginger. Dabar nesusirgs. Jo. Štai kelionė ir baigėsi. Pirmą kartą buvau Graikijoj, tai visai patiko tikrai. Ar kad nors grįžčiau, manau, tai galbūt į kitą salą, kažkur kitur. Tikrai įdomu pamatyti, bet irgi labiau pačilin. Nes čia realiai ir yra Graikija tam ir skirta, manau. Bet jo. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjai. Ir iki kitų susitikimų. Jeigu tau yra įdomiau kažką plačiau pažiūrėti, panagrinėti iš mano kelionę ir iš mano gyvenimo, tai there you go. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū oro uostams, kad jie pradėjo kurti tokias lovas. Nes vis tiek patogiau negu ant tų rėklinių kėdžių, suolų, nežinau kaip pavadinti, sėdėti, gulėti ir panašiai. Buvo experiences ir ten. Tai nors kažkas geriau, kaip sakoma. Tai va, geros jums dienos.